Tai labą dieną. Aš esu Saulė Pauplytė Markevičienė. Šiandien paskelbėme, kas laimėjo mobiliosios knygos konkursą. Esame dabar Double Coffee kavinėje Vilniuje ir šurmuliuoja mūsų laimėtojai, taip pat komisijos nariai, žurnalistai, kurie dalyvavo šiandien renginyje apdovanojime laimėtojų. Turėjome 80 knygų, kurias žmonės pradėjo rašyti ir net iš tikrųjų visos iš jų buvo įdomios savo, vienos originalios savo siužetu, kitos originalios savo formą, įdomios autorių mintimis. Iš tikrųjų aš pagalvojau, žiūrėdamas šį konkursą dabar jau galbūt šiek tiek atsiplėšęs jo eigoje, kiek jisai atnešė, ką jisai padarė ir kas įvyko. Aš supratau, kad yra labai svarbus socialinis aspektas šitame konkurse. Tai, kad žmonės, kurie kažką kuria, galbūt atsiriboja nuo šalyje, galbūt neturėdami pakankamo dėmesio, prisidavint save internete, bet vis dėlto nesulaukdami tam tikro lankomumo, tie žmonės šito konkurso metu vis dėlto iškilo kur kas didesnė viešuma, į juos buvo atkreiptas dėmesys. Ir iš tokio intimaus dienoraščio žanro jie vis dėlto išėjo į kur kas socialesnę erdvę. Kai kuriems iš jų tikrai galima jau pranašauti neblogą ateitį. Tie turbūt ir išsiskyrė, jie ir tapo lyderiais. Kiti galbūt tiesiog šiaip išbandė savo jėgas. Bet toks procesas yra labai sveikintinas reiškinys, nes bet kokia sistema, bet koks pasiūlymas, konkurso forma, įprasminti savo rašymą ir paskui pamatyti, kad tu galėti kažkur toliau. Ir labai gerai, kad yra išleidžiama knyga. Čia, manau, yra labai ne tik simboliškas, bet ir toks tam tikrą pakopą apibrėžiantis dalykas. Jie dabar galės užlipti ant aukštesnio laiptelio. Šis konkursas galės būti pirmuoju literatūrinės karjeros laipteliu. Ir aš esu tikras, kad galima tokius dalykus tęsti ir toliau ir galbūt galima sukurti tam tikrą sistemą, galima šitaip ieškoti literatūros talentų. Ir yra du dalykai, kurie dar, kuriuos galima turbūt pridėti prie to, ką pasakiau, kad tai daroma yra ne raštu, nesiunčiant kažkokiam redaktoriui, o tiesiog bet kokią akimirką uploadinant į internetą iš mobilaus telefono. Tai suteikia žmogui žymiai daugiau galimybių vėlgi užsiimti šitą veiklą. Ir galima sakyti, kad mes taip pagausiname tų potencialių talentų skaičių. O kitas dalykas, aš manau, kad atsiranda vis naujas žanras, tai šitas internetinis žanras, šitas blogas žanras, ir jį irgi reikia kažkaip įprasminti. Šitie du dalykai susijungia ir mes gauname tokį visai neblogą variantą, kurį, manau, galima pavadinti kaip literatūros talentų paieškos projektų. Ar tave nustebino, kaip žmogų vertinus iki šiol tik tai jų kūrybą, jos pamatyti gyvai, ta prasme, kokį įspūdį jie tau sudarė? Man tai pasirodė labai jauni, simpatiški, jauni ne tik išvaizda, kartais išvaizda gali būti ir nelabai jauna formaliai, bet pasirodė labai atviri, labai nesugadinti aroganciją žmonės, o literatūra turi vieną labai tokią baisią ydą. Rašantys žmonės tampa arogantiški, tai šitie žmonės yra dar nearogantiški ir tai yra viena didžiausių vertybių, man. Ar kaip komisijos narė turėjot savo favoritą? Man iš tikrųjų patiko kelios knygos, bet kuo toliau, to labiau pamėgau Komunalinį bliuzą, kuris iš tikrųjų buvo labai originalus savo koncepciją, sakyčiau, savo siužeto liniją. Ir taip pat knygos pabaiga taip pat labai intriguojanti. Nenorėčiau dabar išduoti tiem, kas jos visos neskaitė, bet knyga tikrai verta dėmesio ir neabejoju, kad sulauks populiarumo ir ne tik mobilioje erdvėje, bet ir tapusi tikra knyga, parduodama knygynuose, prekybos vietose. Esi kažkada, Karoli, prisistatęs kaip profesionalus replikuotojas. Kokia būtų tavo esminė replika visam mobiliosios knygos konkursui? Jūsų daug ir jūs išgėrė daug Red Bullio.
Ar turėjai savo favoritų konkurse? Turėjau favoritas ir laimėjau. Favoritas ir laimėjau. Mano favoritas, bet jis dėja šiandien nepasirodė. Aš taip jo ir nepamačiau, aš įtariu, kad tai turbūt Jogaila Morkūnas arba Neringa Pumprickaitė. Nemira Pumprickaitė, atsiprašau. Vienas iš jų dviejų. Tai manau, slėpdamas savo veidą tas autorius ir nepasirodė. Kas sunkiausia buvo vertinant? Visą laiką yra labai sunku vertinti. Nes dažniausiai yra patinka arba nepatinka, tai aišku būtų žymiai paprasčiau, dar kai yra balai, tai yra... Aš dabar suprantu mokytojus. Aš tai sakau, čia mano daro įveika, aš Ar nusipirksi mobilią knygą, kai jinai bus knyginė? Aišku. Jau dabar norėčiau išsisakyti. Užsakysiu internetu.